Paanalizuokime naujojo popiežiaus veidą. Tai jis yra Leonas XIV ir jis tikrai bus labiau užsispyręs ir toks tvirtesnis lyginant su Pranciškumi, kuris buvo toks labiau linkęs prisitaikyti, nesipykti ir su visais susitarti. Tai aš duodu žandikaulio plotis ir pati veido forma. Taip pat panašu, kad Leonas turi trumpą ganėtinai kaklą, kas išduoda konservatyvumą, tokį stabilumą, sėslumą. Paprastai tokie žmonės vertina laiko patikrintus dalykus, neeksperimentuoja ir beje jo likimo matricos centre yra penketukas, kuris patvirtina, kad jam svarbios šeimos vertybės, tradicijos, religija ir panašus dalykai. Bet yra matoma stipri ausų asimetrija, ausų aukščio asimetrija ir tas jam gali duoti tam tikrą nestabilumą priimant sprendimus, o taip pat ir jo kaklas ganėtinai plonas. Tad yra sunkumų susidorojant su stresu, tas gali paskatinti rinktis tokį saugesnį kelią ir visgi eiti į tą tokį laviravimą ir prisitaikymą. Toliau, kas krenta į akis, tai žemyn einanti nosis ir kupreliai suformuota. Tai žmogus prigimtinai yra orientuotas į save ir tikrai savęs nenusiskriaudžiantis ir turi uoslę pinigams. Taip pat principingas, ryžtingas, konkretus, taip pat ir choleriškas, tai aš duoda rudos akys. Tai toks gali būti greitai susinervinantis, bet aš tikiu, kad tokiame amžiuje tai jau yra išmoktas suvaldyti ir su tuo susidraugauti, ar ne? Bet šiaip veide yra daug apvalumų, tai ir pažandys, ir nosytė apvali, tai iš esmės jis yra geraširdiškas ir toks globėjiškas žmogus. Plona nosis nugarėlė taipogi pas jį yra, labai matosi tas jaunystėje, tai empatijos irgi jame labai daug. Tai aš pavadinčiau jį tokiu griežtu, bet užjaučiančiu ir teisingu. Teisingumo sąvoka čia aišku tokia yra sąlyginė, bet tikriausiai suprantate, ką aš turiu omeny. Griežtas, bet teisingas. Tai va trumpai tiek ir jeigu norite patys išmokti skaityti veidus, tai tą galite išmokti drauge su manimi, arba gauti savo veido analizę, tik aišku daug platesnė.